Tai neandertaliečiai tokiu būdu jie nelabai ir pranyko. Ne. Jie tik truputį geriau gyvena dabar. Tai žiūrėk, kodėl mes kromanionai turim neandertaliečių geną biškį. Tai reiškia, kad kokia nors neandertalietovienė iš miško užklydo, kuri dar biškį ir išsilaikiusi, Gali būt. užklysta pas kromanionus į kažkokį ten kaimelį ir girtas kromanionas palaiko, kad čia kromanionitė. Nu, Ir pavaro. ne visai taip. O ta grįžta į mišką, ne, nelieka ir pagimdo tokį ujobiščių. A kaip? Daugiau būdavo, kad kromanionai vyrai Taip, išeina į medžioklę. taip, Bobas lieka su vaikais. Taip. Ugnis auga. taip. A jie eina į medžioklę ir Mato, neandertalietuvienė. Neandertalietuvienė. Apalpusi. Jo. Ir tada jie jau pamiršta žvėris, viską pamiršta. Gamta šaukia. Gamta šaukia. O. Po to grįžta pavargę. Bobas sako, kur maistas? Sako, Ne, palauk, jis gaunasi labai užsudėti. Ne, kas? šitaip nebuvo. Nu, žiūrėk, kromaniončikai, jauni bachuriukai, tokie radžiai, gražus. Nu. Atitratė, kaip tavo... Neandertalietuvienė. Taip. A jinai senė. Nu. Ir pasirodo produkcijai ten nieks neveikia. Jinai iš vis numiršt. Nu. Kitaip genas atėjo neandertaliečių. Atvirkščiai, senukas neandertalietis užklysta į kromanionų gyvenvietę, kai ten išėjo medžiot. Taip. A tos bobos. Pamato, Jos gi- senuką, sako, vainu. Nu, na. A jis dar iš miško ten atneša visokių Uogų. vilko karolių, ten tų uogų atneša. Veidrodėlį. Kažkur. Nu, miške. Nu, maža ką. Maža ką randa. Abobam patinka. O, viskas, kas buvo. Iškart džiaugiasi. Tai jis ten per visas ir prasieina. Nu, ten jos per jį prasidėjo. Joja. Ir jis toks pavargęs, nuripoja atgal į mišką, ten, kur ir nusivai. Atė grįžta po savaitės iš savo medžioklės. Sako, nu, pasilgat mūsų. O Bobas Indus planas, sako, kaip ir nelabai. Bet, nu, vis tiek jie, aišku, strikt kaip vorai ten kažką pavaro. A jos jau turi užtaisytas tos narmantų. Neandertalietai. Taip. Jo. Ir jos, nu, aišku, ne visos. Ne Nu, visos. ne visos, aišku, buvo normalių. 2-3 iš visos kaimenės gyvenvietės pagimdo po to tokį neandertalituką. O taip. O, kaip atsirado genas šitų ujobiščių. A kokie dar žmonės konkuravo su mumis kromanionais ir tam tikrą apsimtim su neandertaliečiais? Nu, nebuvo daugiau. Manai buvo. Homo erectus buvo. Nu, bet tai čia tinka visiems. Čia jau epochos daugiau dalykai. A negali būti taip, kad žiūrėk. Ten, kur šiltas klimatas. Taip, Ir kur gyvena ne tik žmonės, bet ir beždžionžmogis. taip. Kas yra beždžionžmogis? Nu, kaip žmogus, bet jis ne žmogus. Jis eipas. Taip, Bet tai filmo Planet of the Apes. taip. Ai, Tai, va. taip, taip. Tai jie tokie, a jų tarp irgi ten gražių tų beždžionžmogių. Ypač jeigu orangutanas, ten, nu, Nu, taip. Foxy Lady, Taip. a gorila koks nors, kur išmoko, kad bobom kromanionėm patinka, kad kai nusiskuta plaukus, jis biškai mažiau vilkų turi. Tai nusiskavo, nu, tokia protingesnė gorila. Taip. Tokia savo kaimenės kažkokia wunderkindas. Taip. Ne? Tada kur nors nueina upelį, pasižiūri, ką čia pasitaisyti į balniką, žiūri, pasirauna čia biškį, pasirauna tokius ir kai išeina kromanionai medžiot, jis prieš tai kur nors randa kromanionų pamestus trūsikus ir plaš palatką. Taip. Ir kokią nors dar įnagį, nu, titnagų, tą akmenį. Nu, Kirvukas, sakė. Užsideda ir mėgdžiodamas kromanionų eiseną, jokiais būdais neleisi rankom žemės, ne. ateina į kaimą, kur kromanionaitis gyvena, kromanioninis. Ir taip, nusišluosto prakaitą, apsidaro, tarsi pasiklydo, tarsi kito kromanionų kaimo gyvena. O tos, jamsgi pamatė, žinai, Taip. patiną. Sako, ponas, ilgai keliavote. Reikit pailsėti. Ateikit pailsėti, štai jums lova. Jis ateina, jisgi bežionė, jisgi gorila. Atsigula į lovą. Ir nežino, kad apsiklot reikia. Nu, tai iš kur jis gali Iš kur jis? būt, aišku. Jis matė iš toli, kad žmonės atsigula, kaip pavargsta. Taip. Kad užsiklot ne, bet kokia nors kromanionų vieni atnešam koldrą su kačiukais, užkloja. Taip.
Ir jis tada galvoja, čia turbūt taip turi būti, nes mesgi nepamiršk, kad čia pats protingiausias gorila iš viso to erijos. Ir jis ten pagal ir tada, agi vis tiek žvėrys. Taip. Galvoja, pirmą patratyti, po to užmušti žarnas išstabyti ir atvirkščiai. Jo. Ir kažkoks ten genukas jo galvelį, kad vis dėlto reikia pradžioje pasitratyti, jau po to ten masakrą užsivinėti. Ir jis tada, kai jis padaro, jis pradeda gailiai inkšti. Ir ateina Kromonionovienė, kuriam kas yra? Vandens atveju. Vandens atveju. Jis tada rankom dviem, po to gal nereikia vieną. A ta boba, taigi Kromonionai tada irgi dviem rankom, kaip durniai. Ir galvoju, čia toks jau elitas. Advanced. Jo. Ir pradeda su bežionė kalbėti. Kromonionų kalba tuometinė, ten kur buvo 15 žodžių. Ir sako, vandenį išgėrį, tu laiminga? A bežionė žiūri, mokinasi, on the fly. Ir atkartoja. Atkartoja, ko pasakė ir gaunasi, kad atsakė. Taip. Vandenį laimingas dabar. Žmogu galvoja, gražus. Ne visai Kromonionas, čia gal kitos kokios rasės Kromonionas. O jam patinka kita rasė. Jo, tai buvo, kad tik kita rasė. Nu ir ilgai čia nenuklysdami, jinai lenda po koldrą atseit pašildyti. Taip. Ta koldra su kočiukais nušaus. Nu ir ten įvyksta, kas turėjo įvykti. Taip. Tada boba po kiek laiko savo Kromonionui. Tas jau būna išėjęs. Bežionžmogus. Tas bežionžmogus jis jau tenai nuėjo pasigirti. Miške taip daro. Prieš tai kam nors žarnas užtampė. Jo. Jei nors negražiai Kromonionai. Šiaip. Grįžta į Kromonioną iš medžioklės šitų zbūrai. Ir Kromonionovienė po kiek laikos jau pilvukas. Jau ir pilvas visas. Aborčiko pasidaryti nieks nemoka tada. Jinai jaučia, kad jinai prieš taigi prigimdžius, ten kokį 15. Jinai jaučia, kad kitoks neštumas. Toks labiau svaiginantis, romantiškas. Supranti? Kutena. Ir pagimdo tokį gražų beždžioniuką. Ir tada ponai Kromonionai supyksta. Vieni supyksta, kiti pradeda garbinti. Nes kažkoks nuo žvaigždžių atėjęs. Ai, paguldo į ėdžias. Ne, čia kita istorija. Atsiprašau. Ne, į paguldo į lovytę. Tai ėdžias. Ir čiučioja, jo. Ėdžias čia, kur valgo miško gyvūnai visų. Eliniai, kur gyvalininkai. Lovytė. Į kraidlą. Ir anksčiau iš šonus supiodavo vaikutį. Po to tik suprato, kad reikia šitai. O anksčiau buvo toks, dėl to tai vaikai debilai užaugo ir gyvendavo 30 metų geriausiai. Nes čiagi prieš vestibuliarinį pratą, tu negali šitai vaikutį čiuoti. Ir tas vaikutis, jisai toksai labai keisto intelekto. Sunkiai mokosi raidelės. Kromonionas sunkiai mokosi raidelės, tačiau turi labai gerą emocinį IQ. Jisai labai manipuliuoti išmoksta. Ir tampa tos visos kaimenės bendruomenės tokių garbės pirmininkų, kaip Andriukaitis. Pasieina pasitartas, kai nežino atsakymą į klausimą. A jis stebėtinai greit išmoko Kromonionų kalbą. Ir piešia ant sienos dar tokius žmogukus. Savo tėtį. Gaudo antilopų. Intuityviai piešia tėtį. Nieko nežino apie jį, nematė. Tokius žmonės, kur 4 vaikšto. Keistus tokius didelius žmonės. Tai čia gorilas, tai čia jiems pasisekė tam Kromonionų, tam bendruomenė. O kas jeigu užklydo makakas su raudonu šikniu? Tai kas tada? Tada nėra gerai. Šimpanzė nieko. Tai va nustatyta, kad tie jau Kromonionų ainiai, kurie vėliau mūsų laikais, kurie linkia į cirką, tvogi tyrimai, tai jie visi turi to pirmykščio beždžionės žmogų. Taip. Dėl to gerai sutarė su beždžionėm cirke, dėl to tai gerai ekvilibruoja ant šniūrų. Dėl to jie taip liūtų į galą į balniką kyšo.
Bet odega jau būna nebeišsivyščiusi pas juos. Jos Būna, bet jie ją arba nusipjauna, Nu, arba su kam gaila, kur suvinioja tokį diržą pasidaro, diržą. A būna tokių, kur į užpakalius įkišau, kad nieks nepamatytų. nieks nepamatytų. Siaubas. Aš buvau tokių pirmykščių žmonių gyvenvietėj. Miške. Rumšiškėse? Ką? Nu ne, toj senesnių. Mhm. Tai ten beveik toksai kaimas. Olos tokios padarytos. Tai ten gyvena. Žemė kaip kamanės? Mhm. Zemlen? Ne zemlen, kaip Nu, Olos. tokios olos. Jo. kaip lapės, kaip lapės. foxholes. Fire in the hole. O tokių olų labai daug yra kalnuose. Kalnuose yra labai daug tokių, kur kažkur ten, jeigu labai nuklysi, arba yra specialų žemėlapį, jeigu žinai, tai ten yra labai labai daug olų tokių, kur gal nedidelė skylė, bet įlendi ir po to labai labai ilgai galėjai. Būna net 2 kilometrai iš kokio nors kalno gylio. Ir yra tokie žmonės, kurie užsiima šitais dalykais. Ten suvirvė su prožektoriais ant galvų. Aš žinojau, kaip vadinasi, dabar pamiršau. Linda į tas olas. Taip. Ir toks vienas mano draugas irgi lenda į tas olas. Taip. Tai ten nulindo kažkur vieną kartą su draugais. Aha. Ten būna nulendi ežeras kažkur po žemę. Aha. Giliai labai. Taip. Ir vienoje vietoje rado ant sienos buvo parašyta kažkoks tai ten, vos dabar neprisiminsiu tiksliai, kad nepameluot, bet ten vos ne kažkoks 1800 kažkelinti metai buvo parašyta, kad čia yra, ten, vadinkim tai Jakobo, tipo vieta. Tai tiesiog kaimiečiai tais laikais naudodavo olas tas kaip šaldytuvą. Jie ten įlįsdavo ir, pavyzdžiui, susidėdavo mėsą. Ir kad nepaimtų kitas, ten užrašydavo ant sienos. Ir tie užrašai dar lygis, jūs dai. Mėsos jau nebėra, aišku. Ir tų žmonių nėra. Kad tų žmonių seniai nebėra, šitiek metų nieks negyvena. Tai ten gali labai daug dalykų. Ten tokie ištisi požeminiai labirintai. Ten reikia būti atsargiam, kad neprapultų. O juk visi šitie atseit neegzistuojantis reiškiniai kaip raganos, pavyzdžiui. Ne, aišku, kad egzistuojant. Taigi čia yra, kaip tu skaitai, čia iš Kromanjono ir iš Neandertalės. Raganų deginimas yra užfiksuotas, Ne, tai ten bobas degina Kromanjonės, bet tos tikros raganos, kur ten burtai, ten... Kur ant trubelė ant vienos kajelės. Jūsgi ne iš piršto laužta. Čia atrodo gal kvailas pokalbis. Tu neprigalvotum. Jos egzistuoja, jeigu apie jas. Ir dabar yra. Tai kaip čia gavosi geneziškai, reiškia kažkokia boba, kuri buvo gal nelabai pritapusi prie bendruomenės. Jie išvarydavo į mišką, o ten neandertaliečiai. Ir jie užuot atpysė ir suvalgė, jiems pasidaro gaila jas. Ir jie primoko ją miško gudrybių. Pavyzdžiui, kaip ten pabėgti nuo ežiuko ar ten įkasti gyvatį. Ir jinai tokiu būdu, jinai dar jaunavisis gyvenimas prieš akį, tie neandertaliečiai miršta, nauji atsiranda išvaryti iš namų. Ir jie vis primoko ją vis naujesnių dalykų. Jinai labai imli. Jinai labai imli. Labai gerai išmoko. Ir jinai tampa jiem reikalinga. Taip, ir jinai tada išsimokina iš visokių žolelių, jiem išvirti višnevskį tepalą. Ir kai kurie pasveikdo, ten kokiam neandertaliečiui, pavyzdžiui, gyvatį įkando, tai jinai zasosą išpjauna višnevskį tepalą, bum. Tas pasveiksta, bet ne nuo to pasveiksta, šiaip liko gyvas, pasisiai. Tada sako, jinai... Padarė stebuklą, tada ją pradėjo garbinti. Žinionė, ja. Ir tada pastatė į pirmą trobelę ant vištos kojos. Vištos kojos nebuvo, čia prietarai. Čia prietarai. Ten tiesiog ant tokių polių, nes ten buvo pelkė. Ir ten tas liukas, pro kurį jinai išlenda, tai jinai pro ten ir darė į pelkę. Į pelkę tu gali daryti, kaip nori, ten nuskęsta, liūnas įtraukia viską.
Ir ten gyveno. Taip. Ir ten, pradžiai, mes kalbam kaip vienaskaita, bet iš tikrųjų buvo paplytas reiškinys. Taip. Ir būdavo įvairių tų trobelių, būdavo ir 2 kambarių. Dažniausiai vieno. Tai būdavo ištisi raganų miestai. Jo. Tai vienas prie kito trobelės. Daug. Kur? Miške. Niekada nebūdavo raganų miestų. Būdavo raganų. Ten tik vienkiemiai. Raganų kalnas buvo. Tai kalnas, bet tai ten nebuvo, kad gyvenvietė, kur vienas šalia kotedžai, vienas kito atsidurnas. Jos kaip tik labai toli viena nuo kitos. Vis viena ragana šalia kitos ten net arčiau kaip kokie 5 kilometrai. Labai smirda. Smirda ir jos labai gina teritorijas. Kai voro patelė, ten tu neprisiartinsi. Kalbant apie oro patelės, tai josgi kaip daugindavosi, ten koks nors užklysdavo. Kromanionų vedžiotojas. Taip. Tai strikt kai voras ant jo ten Ant ko? ant kromanionų. Apsivaisina, ja. Ir jį nuskandina tam tai pelkį. Ir pagimdo raganiuką. Ir pagimdo tokių jų. Raganių. Ja. Žinioniai. Tai kur berniukas iškart į pelkę, kur mergaitė augina kaip raganą. Baisu. Tu net pagalvoji raganas, jeigu tave pagautų raganą ir surištų tau rankas ir kojas ir matytum, kaip verda tokį didelį virdulą, kubilą tokį, ir tu galvotum, kad toj tave ten įmes. Aha. Irgi baisu būtų. Taip. Ką darytum? Aš pradėčiau pasakoti visokius, bairius, kad juoktųsi. Pralinksmintų. Gal paliktų mane gyvą, sakytų, tu. O jos turėtų turėti gerą humoro jausmą. Manau, kad taip. Ten kokį sarkazmą už milijoną. Tokios latininos. Oi, taip. Aš taip įsivaizduoju. Taip. Geriau jau tikra pati baisiausia senė ragana su bradavkė ten ir nosim kumpa, bet jau ne latinina. Ne? Jeigu aš, pavyzdžiui, eičiau miškų ir pamatyčiau, labiau jau artinčiausi, kur pelkėja vietovė, ir matos kažkas ne taip. Temsta. Ir latinina. Renka uogas. Jo. Blet, paklausia, kaip praeiti į miestą. Jo. Pasiklydė. Atsisukai tokia. Blet. Tu pradedi bėgti. Ir girdi, kaip bėgi, negirdi, kad jo žingsniai iš paskos ir toks jokas demoniškas. Ir staiga iš užkrūmų jinai iššoka jau iš priekio. Sakai, bėgi nuo manęs, aišku, tik tai apsiprynė ta kalba. Taip. Trofėjinė. Ir tada tu suki ir pasiklysti miške. Ir nebežinai iš vis kur eiti. Jeigu aš būčiau tų laikų dailininkas, kai visi tapydavo viršsvorį turinčias damas. Ir man užsakytų karalis nutapyti paveikslą, kuriame pavaizduotų latininą ir ten kitus sujobiščius. Tai aš tada nupaišyčiau, kad negūlė ant sofkutės, su pilvu ir syskom, už jos angeliukas, kaip visada. Ir ten kažkokį raganą lenda. Aš šalia jos Solovjovas sėdi ant padukų, kakų daro. Kaip gautųsi? Turbūt tai. Čia tapyba būtų? Čia būtų tapyba. Aliejus ant drobės. Aliejus ant drobesko. Patektum į tokių muziejų kabėtų tam pačiam kambarį su alkoholikų dailininkų paveikslais, nes jie tokius piešdavo. Pabaisos. Ten kaip baltosios karštlygas. Prigeria ir po to pritapo ten, ką mato. Balti arkliai, ten visi kiti dalykai. Alkoholikų paveikslai. Mitavo ten kabėtų. Išsigalvo tokių alkoholikas. Absinto. Adiktas.